Turi kyla aukščiau kitus futbolininkus baudos aikštelėje. Smūgis ir kamuolys vartuose. O taip, turi progą švęsti Vilniaus Žalgiris. Kamuolys vartuose, arbitras dar pasižiūrėjo į laikrodį. Kelinta čia minutė, besibaigiant pirmajam kėliniui Vilniaus Žalgiris, sugrįžęs po rinktinių pertraukos, pasikeitus vyriausiajam treneriui, mušo įvartį ir sostinės futbolininkai priekyje. 1-0, netrukus matysime ir pakartojimą. Ranka aukštint 4%, realiai 3/4 laiko. Baudinys, skiriamas 11 metrų baudinys. Malžinskas ir Antalis susidūrė. Arbitras akimirką sudvejojo ir parodė į 11 metrų. Ir kamuolys vartuose 2-0. Vilniaus Žalgiris priekyje, linkėjimus siunčia Liviu Antalis, 5. jo įvartis šį sezoną A lygos čempionate. Jis vėl tampa rezultatyviausių komandos žaidėjų šį sezoną. Kelioms 10 minučių jį buvo pasivijęs. Michailovičius nuspėjo kampą, beje,